šiemet. Ir ledas baigęs, ačiū Dievui. Išlaikė visi gyvis. Sveiki, nei vienas nenuskendęs. Labai ačiū už dalyvavimą. Galiu pasakyti, pagavom. Viso pagavom 1,436 kg žuvies. Beveik 1,5 kg žuvies. Per kiek žmonių? Žuvieniai labai. Dar biškiai nupirkus ir žuvieniai ir išeitų. Noriu pradėti nuo to, kad žiauriai noriu labai gerai padėkoti mūsų sodybos šeimininkui už priėmimą. Gintarai? Ačiū, klausykit, ačiū labai malonu. Klausykit tikrai. Visą laiką, kaip tik sugalvosit, klausykit, kol dar gyvis veikia, į pirmin. Čia geriau būna nuotrauka. O čia? Norėčiau padėkoti už kantrybę ir Astą. Ačiū. Asta ir Egidijui Širbams už skanę žuvienę. Nors neragavom, bet aš taip tikiuosi. Palauk, dar neplaukim. Nu ką? A po to ir kentėkit, jeigu ir neskanu, nesakykit. Tylėkit, valgykit ir tylėkit. Ačiū. Širbams norėjo pasakyti. Va, labai gražiai. Va, dabar prasideda jūsų nuopelnas visos dienos. Sugavusiem mažiausia žuvį yra skirta taurė. Tai man tas svečias mūsų. 3 gramų ešerį. Reikia, sakau, pagavo, sakau, nu tu kokį 300 gramų. Sakyk, prašau, man tai ar kablio reikėjo? Moteris nusprendė, kad dabar turėtų būti apdovanojimas tam žmogui, kuris visgi saugo tą žuvį šiame ežere ir nieko negautų. Antanai. Kokią bairdą. Jo, man nemačiau šiandien. Kažkada buvo pirmas, dabar paskutinis. Ačiū. O čia tau toks geras, žinok, iš tikrųjų rapalas 6 eurų kainuoja, kad nors vieną žuvį pagautum kitą kartą. Geras. Bandyk, gal pagautum. Gali kepti. Va, sugiavusiam didžiausią žuvį. Sugavusiam didžiausią žuvį, kuris svėrė 3 gramais daugiau negu Bonios, tai Povila. Sveikinu, didžiausia žuvis, savo taurelė, šitas ir priziukas. Čia ne kavai. Čia ne kavai. Čia ne kavai, o kam vynui? Jis sakė, supratau. O dabar yra mūsų taurės. Ir mūsų prizai, pabrėžiu. Pirmą vietą yra skyrę medžiotojų draugija prizą. Kelionė į Norvegiją. Yra naujas graštas suomiškas. Antrą vietą skyrė Gedimino gatvės žuvų parduotuvė prizą. Už antrą vietą, trečią vietą klubas skyrė. Už trečią vietą. Tai trečią vietą paima Virginijus Jokubinas. Jis pagavo 169 gramus. Keliais gramais daugiau už kitus. Tai yra tau taurė, tau diplomas ir tau klubo dovana. O, antrą vietą. Antrą vietą yra medžiotojų į Gedimino gatvės parduotuvės skirtas prizas. Apigenai gera meškeris. Brangi, žiauri. Apigenai. Ja. Žvejot, jeigu žiemą nemoka, tai tegu vasarą. Kuris žmogus pagavo 187 gramų žuvies, tai yra Virginijus Jūca. Sveikinu. Taurė, diplomas, nuotrauka, meškeris ir bendra nuotrauka. Išmušė visą ledą. Diplomas. Kaip tau pasisekė? Tu žinok, man visą laiką sekasi, kada nekimba. Kada su Osvaldu gaudo, jiems sekasi abiem. Lemia, nu ir šitas pagrindinis prizas. Įtrauktas draugijas įsteigtas, pagrindinė taurė ir Osvaldas, kas daugiau. Osvaldai, vėl tau? 266 gramus pagavo. Sveikinu. Taurė, diplomas, nuotrauka. Atsuk diplomą. Gerai, atsuk. Čia dar pamiršau virėjam, blembačkių už gerą virimą. Ačiū visiems labai. Asta, pamiršau.
Nu, sveikinu. Žvejyba uždaryta. Gediminai, pažiūrėk. Ir nieko nepagavau. Nežinau, kad jis tau reiškia rapolas taurė. Geras žiūrimas. Jam kad tik pasbučiuoja. Dabar labai norėčiau Kebrą, kad gražiai Bendrinu. Tai Nes Kebra prašė. Padarom apsisukę gal ar kurios pusės, nežinau. Taip prieš saulę negalima grabuoti, va į šitą pusę. ne, gerai, va čia va. Čia labai gerai. Va, davai. Labai norėčiau visus pakviesti. Su virgi sėdim, davai dar čia dėžučių Ne per arti, toliau galėtų. Ne, galit biškai toliau. Galima. Raimondai, 3 metrus. 3. Jis per lieptą ima kampą. Laukiam.